Nu tai ką, pradedu. Pradėkit. Kaip jaučiatės, kaip po Maskvos, ar gerai pasitreniravo? Jo, po Maskvos mes iš tikrųjų jaučiamės daug geriau. Šiandien treniruotė praėjo gan gerai ir mes jaučiamės gerai. Ar yra kažkoks jaudulys vis artėjant startui? Ar... Ne, tik tokios pačios varžybos kaip ir nieko per daug negalvojama, bet tai kol kas einam ir darom savo darbą. Ar jums labai svarbu, kelinti būsit ištraukti pagal burtus? Jo, būtų gerai, kad būtume toliau, bet burtai yra burtai, kaip jau bus, taip jau bus. O tas, skridote į Maskvą treniruotis dabar grįžti, tas kelionės nevargina, neišmuša iš vėžių, ar tai jums yra pakankamai įprasta? Ne, nes ne per toliausiai yra, valandas, 5 minutės skrydis buvo, tai mes nepavargom ir už vakar atskridom vakare ir vakar buvo mums išeiginė, o šiandien išsimiegojo gerai su pilna jėga. Ar sąlygos treniruočių gyvenimo yra puikios, geros, neblogos, blogos? Puikios, labai geros, maistas geras, kambariai dideli, lovos patogios, švaru, viskas tikrai gerai. Izabela, kaip tai jauties? Gerai. Gerai. Are you nervous? No. Just excited. There's no pressure. We just want to put a good show for everybody and make everybody in Lithuania proud of citizenship. Ar keliate savo kažkokius konkrečius tikslus šitoje olimpiadoje? 10-tukas, 15-tukas, ar jums? Svarbiausia gerai čiuošti, žinot, kai čiuoši gerai ir bus viskas gerai ten. Ar stebite lietuvių pasirodymus, kaip jums? Be abejo, matėm vakar mūsų biatlonininką, kaip jis gerai sušaudė, tik paskutinio prašovė ten 3 mačiau, bet ir mes stebėjom ne gyvai, bet mes buvom Maskvoje, stebėjom jos kambariokę Agnę, kaip jinai pirmą išsiveržė, bet po to ją aplenkė. Tikrai stebim savus. Lietuva iš tiesų tikisi daug iš jūsų. Patys ar jaučiate, kad tas toks savotiškas iš Lietuvos ateina spaudimas, tai kad jūs galėtumėte kažką padaryti gero? Ne, visiškai nesijaučia jokio tokio. Tikrai dėl savęs, nes jeigu pradėsi dėl visų kažką tenais, ateini ir darai savo darbą, kaip turi būti. Vasario 16-ąją švęsit? Švęsim, man atrodo, visa komanda, aš kiek girdėjau, man treneris sakė. Bet jums tą dieną pirmas kaip tik šokis? Pirmas šokis, tai gal po treniruočio, aš nežinau. O vasario 14 švęsit? Vasario 14 irgi švęsim, jo. Kaip švęsit? Nežinau dar. O tavo draugės čia nėra atvažiuoti? Yra? Tai vestuvės pats. Ten yra, ne? Vestuvės, man atrodo, nuo 3 iki 6 valandų. Ten, tipo, kaimelį gali apsiženyti ir visi žinotas kaimelį, bet jeigu išeini nežinotas, tai mes su treneriu juokavom tenais. Ten padaryta sportininkam toks fun activity. Tai eisi? Tai sakau, eisi. Tai būsi vedęs? Tai būsi vedęs kaimelį. Facebook'e jau teks jau pakeisti savo? Ne. I'm telling you about marriage. Are you going to marriage? Us, yeah, we're gonna get married. No, not I was in a white dress. Okay. O susitinki su draugė? Tai be abejo. Vaina iš tikrųjų čiuožė, na. Kuri pora? O. Blizkantė? Variau, jie visą šį blizkantį. Va, yeah. And her boyfriend is this guy. No. My boyfriend is in Detroit. Is he here today? No, he's coming on Sunday. So your boyfriend is coming? On Sunday. On Sunday. Yeah. So we both, mes abu turim skirtingą. Jo, nes ypač Rusijos žiniasklaida tikrai labai sudomino faktas, ar jūs ne pora ir gyvenime. Yeah, Russians keep asking them if we're a couple in real life. We're not. We're like brother and sister. Yeah, you wish. You wish. He wishes.